Sveiki, įsitaisom patogiai ir užimam padėtį, kuri mums patogi. Ar gulėdami, ar sėdėdami. Na, priklausomai kaip kada jau jūs žiūrėsite šitą video. Taigi, antra tema - erekcija ne tik naktį, o kaip ir išlaikyti dienos metu. Ne? Dauguma vyrų net nesusimastų, kad iš tikrųjų jų kūnas duoda signalus apie erekcijos kokybę naktį. Aš visą laiką apie tai kalbu. Naktinės erekcijos yra normalus fiziologinis reiškinys. Jos rodo iš tikrųjų, kad kraujotaka, nervų sistema ir hormonai veikia. Bet štai kur yra problema. Naktį tarsi viskas gerai, o dieną ne visada. Ir iš tikrųjų čia prasideda tikroji vyriškos sveikatos tema. Nes dienos erekcijos nėra. Tai nėra tik apie seksą, tai yra bendras organizmo tonusas, kraujagyslių būklė, testosterono lygis, streso valdymas ir net, paimkim, tavo gyvenimo būdas iš tikrųjų. Kodėl erekcija naktį stipri, o dieną ne? Pradėkim nuo fiziologijos. Naktį kūnas pereina į tą vadinamą REM miego fazę. Tai yra laikas, kai sumažėja kortizolis, atsipalaiduoja simpatinė nervų sistema, suaktyvėja parasimpatinė nervų sistema, kuri ir yra atsakinga už erekciją. Kitaip tariant, naktį kūnas yra idealiame režime erekcijai. Dieną viskas automatiškai kitaip. Dieną tave veikia stresas, kofeinas, įtampa, nerimas, nuovargis, turbūt informacijos perteklius, sėdėjimas, kraujotakos stagnacija. Ir čia atsiranda toks paradoksas. Erekcija nėra tik tai seksualinė funkcija, tai kraujagyslių sveikatos indikatorius. Jei dieną erekcija yra silpna, tai dažnai reiškia ne seksualinę problemą, o kraujotakos, hormonų ar nervų sistemos tiesiog disbalansą. Kas iš tikrųjų sukuria erekcijas, dienos erekciją? Tai yra 3 sistemos. Pirma, ne tą pirštą rodo. Pirma, kraujagyslės, jei jau yra standžios, užsikimšusios, jei kraujas teka lėtai, erekcijos nebus. Varpa yra pirmas organas, kuris sureaguoja į kraujotakos problemas. Visą laiką sakau, kad erekcija iš tikrųjų pimpaliukas vyrams duotas dėl 2 dalykų. Pamyšt ir pasidulkint. Be pasidulkint vyras gali gyventi, o pamyšt ir su kabančiu dar net patogiau. Tai va, antras dalykas - nervų sistema. Erekcija yra parasimpatinės sistemos funkcija. Tai reiškia, atsipalaidavimas lygu erekcijai. Stresas lygo, kaip jau nekartą minėjau, fight or flight režime. Kraujas iš varpos keliauja į raumenis. Taigi stresas arba kovoji, arba skrendi, atsipalaidavimas. Ir trečias dalykas yra hormonai. Testosteronas yra pagrindinis libido ir erekcijos moduliatorius, bet ne vienintelis. Čia svarbus yra dopaminas, yra svarbus serotoninas, yra svarbus prolaktinas. Kodėl vyrams yra iš tikrųjų sunku išlaikyti dienos erekciją? Nes dieną mes gyvenam ant simpatinės sistemos, ne ant parasimpatinės, ne ant tos, kur naktį. Tai reiškia simpatinė sistema, tai reiškia yra greitis, spaudimas, atsakomybė, problemos įvairiausios, sprendimai tų problemų. Ir kūnas fiziologiškai neleidžia erekcijai atsirasti, nes erekcija jau šitoj vietoj yra tokia prabangos funkcija. Jį įsijungia tik tai realiai tada, kai kūnas jaučiasi saugus, ar ne? Psichosomatika pradeda veikti. Ką daryti, kad dieną erekcija būtų stipri? Čia jau prasideda praktika. Ji nėra sudėtinga, jinai yra tik sisteminė. Pirmas dalykas, kuris yra reikalingas, tai būtų kvėpavimas. 2 minutės iš tikrųjų, kurios pakeičia kraujotaką. Erekcija priklauso nuo parasimpatinės sistemos, ar ne? O greičiausias ją būdas aktyvuoti yra kvėpavimas. Yra paprastas būdas, tarkim, pats paprasčiausia technika turbūt. 4 sekundės yra įkvėpimas, 6 iškvėpimas, ar ne? Galit pasitreniruoti. Ir taip 2 minutės.
Tai iš tikrųjų sumažins kortizolį, atpalaiduos kraujagyslės ir pagerins kraujo tekėjimą į dubenį. Čia pirmas dalykas, ar ne? Antras, dubens dugno aktyvacija. Dauguma vyrų iš tikrųjų turi silpnus dubens dugno raumenis, o būtent jie yra atsakingi už erekcijos kietumą, kraujo išlaikymą varpoj, ejakuliacijos kontrolę. Paprastas pratimas, Kėgelio pratimai. Visą laiką apie juos kalbu naudingi. Įtemk raumenis, kuriais sustabdytum šlapimą. Laikyk 3 sekundės, atpalaiduok 3 sekundės. 20 kartų, 2 kartus dienoj. Vairuojant galima tai padaryti. O tai iš tikrųjų tiesiogiai stiprina erekciją. Kraujotako stimuliacija arba 10 000 žingsnių, ta prasme, mitas arba tai nėra mitas. Dėl žingsnių tai yra, kaip sakant, galima naudoti mažiau, bet jie reikalingi. Kraujotaka yra erekcijos pagrindas, jau supratom. Sėdėjimas ją žudo iš tikrųjų. Tai tyrimai rodo, kad vyrai, kurie vaikšto bent 8-10 000 žingsnių per dieną, turi geresnę erekciją. Bet jeigu tas vaikščiojimas yra greitesnis, kokybiškesnis, užtenka realiai 6-8 tūkstančių. Tai va, tai tie, kas vaikšto, turi ne tik geresnę erekciją, bet ir aukštesnį testosteroną, mažesnį pilvo riebalų kiekį. Man jau reiktų vėl pradėti truputėlį kūdintis. Pilvo riebalai lygu iš tikrųjų estrogenas, lygu silpnesnė erekcija. Dopamino higiena. 4 svarbus dalykas, kuris įtakoja erekcijos kokybę dienos metu. Jei vyras nuolat save stimuliuoja, pasakykime, pornografija, socialiniais tinklais, greitų turinių tiesiog skrolina, nuolatinis perjunginėjimas, jo dopamino receptoriai iš tikrųjų tampa mažiau jautrus. Tai reiškia, reali moteris nebeįjungia taip stipriai. Branti? Nejungia, priprantama prie vaizdinių. Pornografija pripratina ne prie jausmo, o prie vaizdinių. Todėl dopamino higiena yra labai svarbu, arba lygu, mažiau ekrano, mažiau pornografijos, daugiau realių stimulų. Apsikabinimų, pasilaikymų už rankos, artumo pojūčio, turi būti jausmas. 5 dalykas, nors gal pirmoje vietoje turėtų būti testosterono palaikymas. Tai, nes testosteronas tiesiogiai veikia tavo libido, tavo erekcijos kokybę, tavo energiją, tavo pasitikėjimą, natūralūs būdai palaikyti testosteroną. Patys natūraliausi, kurių niekur nereikia. Miega 7-9 valandos. Ne visi taip galim daryti. Jėgos treniruotės, apie jėgos treniruotės trumpai 0,5 valandos aktyvios, pusvalandis kardio. 0,5 valandos aktyvios, 0,5 valandos kardio. Nes jeigu ilgiau treniruojam kūną negu 0,5 valandos, tada pradeda gamintis kortizolis. Toliau. Taip, jėgos kokybę pasakau, sveiki riebalai. Omega 3, avokadai, kiaušiniai, ar ne? Cinkas, magnis, vitaminas D. Aš esu kažkada rašęs, ar ne, apie visus bendrą vitaminų kompleksą vyrams, kuris reikalingas kiekvieną dieną. Iš kur mes gaunam? Iš mitybos, iš cepelino, iš keptų bulvyčių ar dar kažko. Kitas klausimas, ar ne? 6 dalykas labai svarbus yra stresų valdymas. Stresas yra erekcijos priešas numeris 1. Ne alkoholis, ne amžius, ne genetika iš tikrųjų. Stresas. Kai kortizolis aukštas, testosteronas krenta. Kai simpatinė sistema aktyvi, kraujas keliauja į šitą raumenis, o ne į varpą. Taigi vyrui reikia pertraukų, reikia kvėpavimo, reikia fizinio krūvio, reikia riboti darbą. Ir psichologinės faktorius baimė nepasisekti. Dieną erekcija žudo arba neleidžia ją įvykti tiesiog ne fiziologija, o psichologija. Vyras galvoja dažnai, pagaukit save. O jeigu nepavyks, o jeigu neatsistos, o jeigu ji nusivils, ši baimė aktyvuoja vėlgi simpatinę sistemą ir erekcija dingsta. Nes simpatinė sistema verčia kovoti, verčia bijoti. Sprendimas, fokusas į pojūčius, ne į rezultatą. Apie tai visą laiką kalbu. Kai vyras yra kūne, negalvoja, erekcija atsiranda natūraliai. Būti jausti, būti savyje, o ne galvoti, kas atsitiks. Mityba
Aštuntas dalykas tai yra kraujagyslių sveikata lygu erekcija. Visą laiką mes kalbam apie kraujagyslės, apie erekciją. Kraujagyslis, erekcija. Kraujagyslis, kraujotaka, erekcija, ar ne? Taigi yra 3 produktų grupės, kurios tiesiogiai gerina erekciją. Tai būtų galima pavadinti nitratais, ar ne, bet čia sąlyginė. Burokėliai, špinatai, rukola, jie plečia kraujagyslės. Omega-3 riebalų rūgštis, žuvis, liemenų sėmenis. Jos mažina uždegimą, antioksidantai, jų galima rasti uogose, galima kakavoje rasti, žalioje arbatoje, saugo kraujagyslės nuo oksidacinio streso, ar ne? Ir toliau papildai. Apie papildus čia atskira informacija, bet visą laiką bus naudinga testosteronui. Cinkas, magnis nervų sistemai, vitaminas D, hormonų balansui, omega-3, svarbu, kad ne 6 omega-3 kraujagyslės, L-argininas, tai azoto oksidui ir kraujotakui, tai yra visi jau čia amino rūgštis, apie kurias mes šnekam ir programoje jos yra, ar ne? Tai nėra tiesiog Viagra, ne, kad pastatytų, tai yra fiziologinis palaikymas. Toliau seksualinė energija, visą laiką reikia žinoti, kad tai yra lygi energija apskritai. Jei vyras yra pavargęs, išsekęs, be motyvacijos, be jėgų, nereikia tikėti stiprios erekcijos. Erekcija yra gyvybingumo indikatorius. Kai kūnas pilnas energijos, erekcija atsiranda savaime. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad žinotumėt, kad dienos erekcija tai nėra atsitiktinumas. Tai yra kraujotakos, hormonų, nervų sistemos, psichologijos, gyvenimo būdo rezultatas. Vyras, kuris rūpinasi savo kūnu, turi gerą erekciją. Vyras, kuris rūpinasi savo nervų sistema, turi gerą erekciją. Vyras, kuris rūpinasi savo gyvenimu, turi gerą erekciją. Erekcija nėra tik seksas. Tai vyriškos sveikatos barometras. Gerai. Pagalvokit apie tai ir linkiu jums geros vyriškos dieninės erekcijos, kad stajakas būtų šitais arklio metais kaip, ne kaip Prižavalskio kūnas, o kaip tas žirgas, žinot, ristūnas. Va.